Esu Tadas Vasilius iš Allianz ir 15 metų esu šitam, kartais sakau darbe, bet realiai esu šitoj veikloj. Studijų metu visą laiką esi jaunas ir turi daug tokių svajonių, ten turėsiu verslą, turėsiu kažką darysiu, kažką gaminsiu, kažką statysiu, kažką parduosiu, kažkokiu reikia, kažką daug darysiu. Ir tu, einant laikui, tu matai, kad galbūt neturi tų ar finansinių resursų, ar gebėjimų kažką didelio daryti. Nes kažkokio reikia ar piniginio kapitalo, reikia fabriko, reikia kažkokio transporto, reikia mūsų darbe. Viso to nereikia, nes mes ir esam tas pats kapitalas, mes esam tas intelektualus kapitalas, mūsų ambicija, mūsų aktyvumas, mūsų drąsa ir yra tas kapitalas. Ir šičia aš galiu sukurti didelius dalykus be visų tų finansinių kapitalų dalykų, be fabriko, be kažko tai, nes aš galiu dalintis tom savo idėjom, žmonės tampa ir įmonės mano tampa klientais ir aš esu verslininkas. Ne, aš galiu sakyti, kad aš esu verslininkas, nes aš darau didelius dalykus. Tai šitoje vietoje pradėti jaunam žmogui šitą veiklą reikia tik tų paprastų asmeninių savybių. Drąsa, užsispyrimas, pasitikėjimas savimi ir aktyvumas. Kaip aš pajutau naudą to darbo, ką aš darau, nes pradžioj būdavo taip, padarai sutartį, sutartis, padarai sutartį, yra sutartis. Bet tą tikrą supratimą aš pajutau gal kokiais 20, po kokių 5-4 darbo metų, kai mano klientai buvo diagnozuota kritinė liga. Ir aš kaip atsimenu, kai ją draudžiau, jinai yra įmonės vadovė, aš pas ją atėjau ir sakau, ar pas jūs apdraudimo? Jinai sako, kas čia jūs iš draudimo? Taip, iš draudimo. Gerai, kalbėk. Ir tada mes taip po pokalbį tokį gerą turėjom linksmą. Sakau, pas jūs viskas apdrausta, jūsų technika, nes turi didelį parką, jūsų pastatai, bet jūs, sako, esat neapdrausta. Jūs sako, jo, aš neapdrausta. Geras, ir jinai apsidraudė, labai solidžiu draudimu. Ir jai nepraėjus metams laiko, jai diagnozuota vėžys. Ir mes įvykdėm įsipareigojimus, tuo metu išmokėjom 80 000 litų per porą savaičių gal. Tai jinai net paskambino, sako, Tadai, čia įsivėlė klaida, čia ne per daug nulių yra. Sakau, ne. Ir toks jos džiaugsmas buvo man, toks, tas džiaugsmas, žinai, sąlyginis, vis tiek ligą turi, bet jinai, tą visą vertę suprato tų sutarčių, to santykių, kurį mes turim ir tos paslaugos. Tai man tada aš supratau, kad didžiausias man malonumas šitam darbe, kai mes įvykdom savo įsipareigojimą. Bendraujant su žmogum, tai žmogus dažniausiai pasako, kas labiausiai neramina, kokiu jis turi iššūkių. Tai tiesiog užduodant tikslingus klausimus, žmogus jisai pats atsiveria. Jisai pats pasipasakoja, kas jam skauda, kas jam patinka, ką jisai myli. Tai iš esmės mes turim tas paslaugas, kurios realizuoja, sumažina tas, galimas pasiekmes įvairių dalykų, tokių kaip mirtis, kaip liga, kaip tie dalykai, kaip pensija, tokie, kurie mus visus jaudina, kaip vaikai. Tai mus visus jaudina ir tos paslaugas žmonės įsigyja. Iš esmės su klientai dažnu atveju tampa tokie kaip ir gal ir ne draugai, gal ir ne klientai, tokie bičiuliai. Atsiranda tokias šiltas santykis, nes jie pasitikė tavim, skiria lėšas periodiškai ilgą laiką. Tai gaunasi, kad jie pasitikė tavimi. Ir tokia atsiranda tikrai bičiuliška santykis su dauguma. Ir jie bet kada gali paskambinti, parašyti Viberiu, WhatsApp'u, Messengeriu. Aš tikrai dažnai atsakau ir tai nėra, kad kažkokia darbo dalis, tai tampa tokia tiesiog dienos dalis, kaip draugas parašęs. Ir nemažai kartais jie juokauja, kad už tam tikrą įmoką nusipirko draugą. Ir mes su kai kuriais mes ir krepšinį žaidžiam galiausiai, ir futbolą žaidžiam, galiausiai ir bėgiojam. Ir dabar maratone dalyvausiu su savo klientu. Aš kai atėjau čia dirbti, 2007 metais buvo. Tai įmonė buvo nuo 2003 metų, tai vos keli metai buvo įmonė ir tos patirties buvo mažai. Dėl to aš kai atėjau, tai turėjau vos porą kolegų, kurie turėjo didelę patirtį, tiesa vos kelių metų, kad aš galėčiau iš jų mokintis. Tai aš paskui juos sekiojau, klausinėjau ir, pavyzdžiui, tikrai su manim kolegos dalinosi. Tai dabar aš pagalvoju, kad man reikėjo rezultatui pasiekti 10 metų, bet dabar, pavyzdžiui, jeigu ateina naujas žmogus, jis turi viską jau išvystytą. Jis turi didelę patirtį, tų konsultantų ir kolegų, kurie yra šalia,
ir pačios organizacijos didelė patį, nes mes esame jau nuo 2001 metų. Pas mus lengva žiūrėti profesinį pasiekimą, nes viskas yra matuojama. Kiek tu padarai, kiek tu turi sutarčių, kokios tos sutartys, viskas yra matuojama, dėl to lengva pasakyti, kokie yra pasiekimai. Tai aš, kai atėjau dirbti, aš visą laiką norėjau žingsnis po žingsnelių pasiekti tam tikrus dalykus. Ten yra konsultantas, vyr konsultantas, patarėjas, vyr patarėjas ir ekspertas. Ir aš kiekvieną metą savo skeldavau tikslus, kad eitais tais žingsniais. Tai mano toks vienas stipriausių pasiekimų yra, kuo aš didžiuojuosi, tai yra esu ekspertas įmonėje. Ekspertas reiškia 500 klientų per 8 metus. Ir šičia, aš tuo labai didžiuosi, nes tam reikėjo labai daug ką nuveikti. Kitas mano pasiekimas yra MDRT narystė. Tai aš pastaruosius 6 metus esu narys tos organizacijos ir Lietuvoje yra tik mūsų įmonės nariai, kitų aš per 6 metų konferencijose nesutikau. Tai aš kaip ir galėčiau tais didžiuotis dalykais, tačiau pastaruoju metu aš pradėjau suvokti kitą dalyką. Mano didžiausias pasiekimas yra ne tai, kad aš per 8 metus turiu 500 klientų, šiuo metu turiu 1000 klientų, bet kokia suma mano klientų sveikata, gyvybė apdrausta jų artimų naudai. Didžiausias motyvacijos šaltinius aš ieškau pats savyje. Kažko tikintis iš kitų, tada tu gauni tokį vidinį konfliktą, kai kažko tikiesi, kažkas tau kažką darys, dažniausiai žiūri į save. Tačiau komanda yra labai svarbus dalykas dėl to, kad aš matau tų žmonių rezultatus ir tų žmonių veiksmus. Ir mane tas labai motyvuoja dėl to, kad čia dirba ambicingi žmonės, kurie myli savo veiklą ir aš iš jų mokinuosi. Mokinuosi tos pačios aistros, nes aš matau, kad pas mus žmonės užsidegę ir man tai yra didžiausia motyvacija. Aš visada, kai darau veiksmus, aš galvoju tai, ką aš galiu padaryti. Tai man alijansas yra tiek svarbus, kiek aš pasitikiu jo stiprumu, jo vardu, kuris yra 200 metų yra svarbus, kad jinai yra didžiausia pasaulyje draudimų kompanija pagal valdomą turtą. Tai žinau, kad už mane stovi labai dideli dalykai. Jaučiuosi, kad aš esu jau didelės bendruomenės, profesionalios bendruomenės, pasitikinčios bendruomenės tuo, ką daro dalimi. Aš, pavyzdžiui, dažnai galvodavau, kad viską padarau pats. Visą tą rezultatą, visus tuos pasiekimus savo profesijai aš padariau pats. Tik man kolega Rolandas Mikaliūnas iš Šiaulių, linkėjimą jam, jisai tokia labai gerą idėją pasakė, kad viską padarom patys, bet ne vieni. Ir man toks įvyko supratimas, kad po mano viso to rezultatų slypi ilgametė įmonės patirtis, ilgametė praktika tų visų veiksmų, kad po manim stovi daug žmonių, kurie dirba, kurių aš nematau, nes visi mato tik mane čia filmuoja ir panašiai, bet daug žmonių dirba ir išmokų skyrius, komunikacijos skyrius, visokios kiti skyriai, ten klientų aptarnavimų skyriai, pardavimų skyriai, kad ten dirba žmonės ir kuria tuos procesus, kad man būtų lengviau atlikti. Aš to kaip pats ir pats nejaučiu, bet per tą atėjo supratimas, kad kiekvienas ar lankstinukas, ar video, ar kažkokia paslauga, ar procesas yra daugelių žmonių įdirbis ir ne tų, kurie tik Lietuvoje yra, bet ir dirba ir Vokietijoje. Tai mes tas praktikas perimam ir per konsultantą mes perinam tai per klientą. Tiesiog jautiesi, kad tu esi ne vienas, kad yra komanda ir ta komanda yra ir matoma, ir nematoma. Ir ta patirtis yra ilgametė, jau tu ją tiesiog naudojasi ir žymiai lengviau nei kažkas tai pradėjo prieš 20 ar seniau metų. Mane šitam darbe žavi tai, kad, pavyzdžiui, kai kurie mano artimi žmonės turi darbą nuo 8 iki 5. Jie ateina į darbą, grįžta iš darbo. Diena kiekviena vienoda. Tai mane šitam darbe žavi tai, kad kiekviena diena yra vis kitokia. Aišku, aš galiu ateiti į darbą 10 val. 11 val. Galiu išeiti bet kada, laisvas grafikas. Tai yra visiška mano atsakomybė. Ir šitoje vietoje truputį tas yra ir problematiška, nes aš turiu tvarkyti su savo laiku, nes aš galbūt noriu tenais eit pabėgioti, pasportuoti, galbūt aš tiesiog nenoriu tą dieną dirbti. Tačiau, kai mane darbas veža, aš pakankamai disciplinuotai susitvarkau su savim ir aš turiu dėl to gerą rezultatą, aš dirbu ir savaitgaliais, aš turiu sutikimus ir 7 ir 8 val. Nes aš sutinku su žmonėmis, aš dalinuosi savo idėjomis ir man patinka tai. Tai man patinka, kad čia nėra rėmų nei uždarbio prasme, nei laiko prasme, nei asmeninio augimo prasme. Tai šitoje vietoje tie žmonės, kurie turi ambicijų kažką išmokti, kažką nuveikti ir turėti rezultatą, kuris matuojamas dėl to pačio asmeninių savybių, tai mane tas žiauriai veža. Čia rėmų nėra, čia visa atsakomybė ant tavęs ir dėl to tas rezultatas
kurį aš turiu, žinau, kad aš tą pasiekiau. Bet pasiekiau ne vienas, o pasiekiau su tais kolegom, kurie man padeda, pasiekiau su ta motyvacijos sistema, kelionės, atlygis, įvairūs konkursai, kas yra fun, viskas ok, bet dabar jau pastaruosius keletą metų mane labiausiai veža tos klientų išmokos, tie klientų pasiekti tikslai. Kiekvieną dieną yra iššūkis ir man tas patinka ir iš tos dienos aš visą laiką stengiuosi ištraukti visas įmanomas patirtis. Šitam darbe tikrai turėjau daug įspūdingų kelionių. Ir viena man įspūdingiausių kelionių buvo Toronte. Ir Toronte mes ėjom į NBA varžybas. Ir šiaip NBA varžybos žaidė Jonas Valančiūnas, tuo metu Toronto Raptors, žaidė su Philadelphia 76ers. Ir aš sėdžiu toje arenoje ir aš žiauriai prisiminiau tą laiką, kai aš būdavau paauglys ir buvo Michael Jordan laikai. Žaisdavau prieš Utah Jazz finalai. Aš keldavausi 3 valandą nakties, eidavau 3 km per miškelį, tamsoj. Nueidavau pas savo draugą, kurie turėjo tuo metu kabelinę televiziją ir aš tuo metu žiūrėdavau NBA. Ir aš galvodavau, aš norėčiau sudalyvauti varžybose, nežaisti. Aišku, žaisti norėjau, bet pamatyti varžybas gyvai. Ir tokia svajonė buvo. Aš ją taip tiesiog uždariau. Ir kai gavosi taip, kad vieno konkurso metu įmonės viduje buvo paskelbtas konkursas į Torontą, aš galvoju, būtinai ten turi būti. Ir pavyko pasiekti tą rezultatą ir pavyko patekti. Tuo metu kaip tik žaidė Toronto komanda su Philadelphia's komanda. Aš nueinu į tą areną ir tie vargonai, kas žino NBA, tie vargonai tokie. Dan, 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 dan. Ir aš esu toje arenoje, žaidžia Jonas Valančiūnas, žaidžia Serge Ibaka, žaidžia kiti krepšininkai ir tu esi toje atmosferoje. Tai man toks buvo, kad aš pats vienas tikrai nebūčiau sugalvojęs ar nuskristi ar dėl laiko, ar dėl pinigų, ar dėl tokio iš vis. O čia per įmonę tokių įspūdingų kelionių aš tikrai dar galiu pasakoti ir pasakoti. Kai ateina nauji žmonės ir kartais jie klausia, ką patartum, kaip dirbti, tai aš jiems sakau, kad stenkis turėti kuo daugiau susitikimų su žmonėmis, negalvojant, kad tu jiems kažką parduosi ir jie kažką tai pirks, tiesiog kuo daugiau susitik, tam, kad tu parekomenduotum mūsų paslaugas, kurios sprendžia jų tam tikras problemas. Tai to pokalbio metu tu su tikėtinu klientu tu pasikalbėsi, nuoširdžiai pasidalinsi savo idėjomis, o ir bus klientas ar ne. Tai čia kitas klausimas. Bet tavo nuoširdumas ir tavo, energija, jinai tikrai duos rezultatą per kažkurį laiką. Kažką labai seniai perskaičiau dar studijų metais, kad žmonės pervertina, ką gali padaryti per metus laiko, o neįvertina, ką gali padaryti, pavyzdžiui, per 10 metų. Tai visą laiką aš turėjau tokią nuostatą, dėl to aš niekad man nėra tokių mėtymuose. Nors viduje būna tokių, pagalvoju, tai gal aš kažkur kitur galėčiau, gal kažkas kažką daro, gal kažkur ta vieta yra geresnė. Tačiau ta mintis, kad žmonės pertina, ką gali padaryti per metus, nevertina, ką gali padaryti per 10 metų, kad truputis po trupučio sukuria tą tokią didesnę vertę per ilgą laiką. Kaip ir mūsų paslaugos, sukuria didesnę vertę ilguoju laikotarpiu, netrumpuoju. Kaip kartais klientai mūsų mėtos ir mes juos nuraminam, taip ir aš save nuraminu, būtent tuo požiūriu, kad per ilgą laiką sukuriama didžiausia vertė. Labai mėgstu bėgioti. Aš mėgstu bėgioti, aš bėgioju maratonus ir maratono bėgime tu turi labai viską suderinti. 42 km bėgimas yra tiesiog darbas su savimi. Tai kas bėga 5 km, tiesiog nubėga ir viskas. Bėgi 10, bėgi 21, o kai bėgi 42, turi paskirstyti savo jėgas. Tai šitam darbe aš esu maratonininkas, o ne tame, kad vaikausi kažkokios trumpos sėkmės. Tai per maratoną aš noriu, kad aš bėgdamas visą distanciją, o tai yra distancija iki tol, kol aš esu darbingas ir aktyvus, aš bėgsiu taip, kaip mano močiutė dirbo 40 metų savo veiklą užsiėmė. Tai aš dirbsiu 40 metų ir tas mano pasiekimas kalkuliuosis į labai didelius pasiekimus, kuo aš gyvenime galėsiu didžiuotis. Mes užtikriname jūsų ateitį ir su šitu šūkiu mes kiekvieną dieną pasitinkam tiek savo kolegą, o ypatingai tiek savo klientą.